Gaminame tobulus žuvies pirštelius su majonezu. Iš žuvies išpjauname filė, nupjauname odą ir supjaustome ilgais gabalėliais maždaug 10-15 cm ilgio. Suplakame kiaušinius. Žuvį apvaliojame miltuose, prieš tai paskaninę druska ir pipirais. Dedame žuvį į plakinį ir gerai suvilgome. Tada į džiūvėselius. Jei norite storesnės plutelės, galite procesą pakartoti tik be miltų. Supjaustome bulves, pašlakstome aliejumi ir sviestu. Beriame druskos ir kmynų. Šauname į iki 150-170 laipsnių įkaitintą orkaitę ir kepame, kol suminkštės ir apskrus. Susmulkiname prieskoninės žoleles, supjaustome arba patarkuojame sūrio ir dedame ant bulvių. Dar pakepame, kol išsilydys sūris. Keptuvėje pakaitiname aliejų ir dedame kepti žuvį. Kepame vidutinėje temperatūroje, kad per greitai nesudegtų. Nusausiname. Pomidorus tiesiog sumaišome su salotų lapais ir pagardiname aliejumi. Jei turite balzamiko acto, galima pavilgyti. Bus tik skaniau. Dedame į lėkštę visas sudėtinės dalis ir žuvį. Pagardiname majonezu. Skanaus, Linas.